Labas visiems. Tai ką tik pasitikrinau, 6. epizodas, klausimai atsakymai. Suprantu, kad periodiškumas kas 2 mėnesius yra labai neblogas, nes klausimai renkasi tikrai labai operatyviai. Šiandien per trumpą laiką sulaukiau berods 11 klausimų ir 4 perkeliau iš praeito epizodo, tai reiškia, iš viso turiu 15 kol kas. Galvoju, kad įrašysiu 2 epizodus, į vieną bandysiu sutalpinti 10, tradiciškai, o į kitą jau kiek liks. Šiandien pasipuošiau 16 metų rinktinės marškinėliais, su kuriais buvau 54 Europoje production divizione pistolete ir su tais pačiais marškinėliais mes su komanda buvom 7 Europoje. Gal kitam epizodui reikės užsidėti marškinėlius, kurie mane lydėjo į 115 vietą pasaulyje rifle čempionate. Tai, kaip sakant, mažiau kalbų, daugiau darbų. Einame prie klausimų. Pirmas klausimas. Kiek ginklų esi sunaudojęs iki nurašymo, tai yra, kai jau ginklas veikdavo nepatikimai arba vamzdis susidėvėdavo? O gal parduodi kaip Audi 100, kuriuo bobutė į bažnyčią važinėdavo? Gal turi kažkokių rekomendacijų perkant dėvėtą ginklą? Tai pirmoji dalis. Ginklų iki nurašymo esu sunaudojęs lygiai 0. Labai paprasta to priežastis. Iš gamintojo dažniausiai aš gaunu daugiau negu vieną tos pačios rūšies ginklų. Vėlgi priežastis yra pakankamai objektyvi. Pirmas ginklas yra tas, kurį aš laužau. Perkeltinė prasme. Jis yra naudojamas nekeičiant absoliučiai jokių detalių ir laukiamo, kol kažkas tai jam pradės nutiks, kažkas neveiks, tam, kad teikti gamyklai statistiką. Tai jau yra ne su vienu gamintoju, su kuriuo aš esu turėjęs reikalų. Antrasis ginklas yra tas Audi 100 bobutės, tai yra varžybinis ginklas, jų komplektacija yra visiškai identiška. Juo šaunu aš paskutinės, tarkim, 2 treniruotės ir varžybas. Tai to ginklo resursas pas mane dažniausiai tikrai nebūna didelis. O kai atkeliauja nauji ginklai, dažniausiai tas testinis, vadinkime, ginklas iškeliauja atgal gamintojui, o tą varžybinį ginklą turiu galimybę perleisti kitiems. Kalbant apie rekomendacijas perkant dėvėtą ginklą, tai numeris 1 rekomendacija: nepirkite dėvėto ginklo ir sutaupykite savo nervų ir galvos skausmo galvodami, ko iš jo tikėtis ir kas su juo bus. Jeigu tokios galimybės neturite, pirkite ginklą iš žmogaus, kuriuo galbūt jūs pasitikite. Tam, kad jisai jums suteiktų kuo daugiau informacijos, tai yra, kiek vis dėlto tas ginklas yra šovęs, galbūt kažkokios spyruoklės jau yra keistos. Vėlgi, kalbant apie pistoletą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad labai dažnai žmonės sako, kad jeigu ten ginklas yra šovęs iki 10 000, jau jisai yra sudėvėtas ir panašiai. Suprasti reikia, kad normalių gamintojų ginklų, tarkim, vamzdžio resursas yra kokį 60, 70 ar 80 netgi tūkstančių. Jeigu jūs perkate ginklą tam, kad šaudytumėte daug, jūs tikrai nepirksite naudoto ginklo. Jeigu jūs šaudysite mažai, tai 10 000 jums yra niekas, nes jo turbūt užteks jums iki gyvenimo pabaigos. Nes visa kita, ten spyruoklės ir panašiai, jūs pakankamai nesunkiai ir gausite ir galėsite pakeisti. Antras klausimas. Tai kodėl išėjai iš komandos? Komandos pavadinimas parašytas: nemeluok. Nemeluosiu. Kalba eina apie 2011-2013 metus, kai aš priklausiau didžiausiai turbūt ginklų gamintojai Europoje, jos komandai Baltijos regione. Man šiek tiek keista, kad šita tema po tiek metų dar vis yra gyva. Tęsiant, 2013 metais mūsų visa komanda gavo pasiūlymą pereiti į Gram Power. Komandos viduje vyko labai daug diskusijų už prieš. Mano pozicija buvo, kad pereiti reikia, nes aš buvau tas žmogus, per kurį visas šitas procesas vystėsi. Tai yra, aš kontaktavau su gamykla. Ko rezultate aš supratau, kad man teks prisijimti atsakomybę už visų likusių komandos narių gyvenimiškus planus, prioritetus ir geografinę padėtį. Tai yra, vienas mūsų komandos narys gyvena šalyje, kuris nebūtų galėjęs gauti pistoletų.
Kitas komandos narys turėjo tiesiog gyvenimiškų kitų planų, nei vieno iš jų mūsų sporte dabar jau nebėra. Ir aš supratau, kad aš tos atsakomybės negaliu ir nenoriu prisijimti. Todėl aš nusprendžiau, kad iš komandos aš išeinu, tą paaiškinau gamyklai ir gamykla man pasiūlė tada asmeninį kontraktą. Taip prasidėjo mano kelionė su Grand Power. Trečias klausimas. Kokias temas tau dėstyti sudėtingiausia? Kadangi negavau šito klausimo patikslinimo, tai aš jį galbūt suinterpretuosiu savaip. Tai yra, į kokius klausimus man yra sudėtingiausia atsakyti. Tai būtų klausimai iš serijos, kodėl pistoletu tik tai 5 vieta, kodėl PCC Čekijoje tik 2 vieta, kodėl Lietuvos karabinų čempionate tik tai 2 vieta, kodėl Estijos lygiavamzdžių čempionate tik tai 2 vieta. Žmonės Lietuvoje nesuvokia, ką reiškia šaudyti ir performinti, tai yra kovoti dėl medalių 4 skirtingose disciplinose. Mes Lietuvoje turime keletą sportininkų, kurie šaudo 2 ginklais, sėkmingai sakyčiau. Jie teoriškai gali nutuokti, koks yra tas mano profesinis gyvenimas. Praktiškai man belieka apsišarvuoti kantrybę ir sulaukti, kol atsiras dar vienas žmogus, kuris priims tokį patį iššūkį ir sugebės padaryti bent jau panašius į mano rezultatus. Ir mes su juo galėsime padiskutuoti, kodėl vienur 2 vieta, kodėl kitur 5 vieta ir panašiai. 4 klausimas. Rėmėjai, atstovai ar gamintojai? Tai visų pirma atsakysiu per savo prizmę. Tai yra per 14 metų, kaip remiamas sportininkas, aš, jeigu neklystu, esu turėjęs 2 atstovus kaip rėmėjus. Visi kiti buvo gamintojai. Tie atstovai buvo Armija civiliams, tai yra 511 atstovas Lietuvoje. Jie mane remia dar vis nuo 2012 metų. Ir 9 mm Estija, tai yra Fijoki atstovas Baltijos šalims. Jie mane remia dar vis nuo 2014 metų. Visi mano kiti bendradarbiavimai buvo su gamintojais. Paaiškinsiu, kodėl mano prioritetai yra būtent tokie. Gamintojas visų pirma yra daug labiau sudomintas investuoti į marketingą. Todėl, kad jiems rūpi ne tik tai parduoti, bet jiems rūpi, koks yra jų įvaizdis bendraja prasme. Atstovai dažniausiai pardavinėja ne vieną tos pačios rinkos produktą, tai reiškia, jie dažnai pardavinėja konkurentų produkciją taip pat, todėl požiūris į rėmimus ir panašiai jisai yra kitoks ir, sakyčiau, labiau specifinis. Jeigu mes kalbam apie sportininkus, kurie planuoja ieškoti rėmėjų, tinka ir vienas, ir kitas variantas. Esminis dalykas pačioj pradžioje jums yra užsikabinti, tai yra, kad kažkas tai jumis patikėtų. Apie tai aš nemažai kalbėjau vienam iš epizodų apie rėmėjus, tai jūs pasiieškokite YouTube. 5 klausimas. Kaip manai, ar būtum geriau pasirodęs pasaulio čempionate, jei būtum šaudęs su brangia įranga, papimpintų ginklų ir brangia optika? Jeigu aš atsakysiu taip, tai skambės kaip pasiteisinimas. Teisintis aš neturiu ko visų pirma, todėl kad savo vietą aš labai tiksliai numačiau dar prieš čempionatą ir ją deklaravau viešai. Bet kalbant dabar apie ginklų skirtumą, yra žmonių, kuriems nepatinka, kad aš pakankamai dažnai pakartoju, kad chebra, mano ginklas yra iš dėžės, tai yra toks, kokį jūs galite nusipirkti. Kiti sako, jo, mano ginklas irgi už 5000 yra iš dėžės. Irgi sutinku. Skirtumas yra tas, kad mano yra paleista serijinė gamyba, o ginklas už 5000, jo dažniausiai reikia laukti turbūt iki pusės metų. Tarkim. Aš žinau, kas yra tuninguotas ginklas, man teko tokius bandyti, aš žinau, kaip jie veikia, aš žinau, kaip veikia maniškis iš dėžės, skirtumas yra. Ne vieną kartą esu sakęs, kad taip, aš dalyvauju Formulė 1 varžybose su ralio mašina, bet tai yra tik tai mano problemos.
Aš niekada dėl to nesiteisinau. Aš po Lietuvos čempionato karabinų irgi nesiteisinau dėl to, todėl kad aš žinau, kad aš dirbu tokį darbą, aš pasirinkau tokią profesiją, aš už tai esu vertinamas. Kalbant apie optiką, optikos aš tikrai, žinokit, nematau skirtumo, ar mano 400 eurų vertės sightmarkas, ar optika už 2000 eurų. Dėl labai paprastos priežasties. Esminiai du dalykai turbūt, kurie man yra optikoje aktualu, tai yra tinklelis, ypač kai mes kalbam apie šaudimą didesnių atstumų, tai yra, kad būtų tam tikri taikymosi taškai, kuriais aš galėčiau atsirinkti, kokiu atstumu aš turiu kur taikytis. Antras dalykas, kad ta optika būtų patikima, tai yra tai, kad jinai atliktų savo funkciją, kad nenusimuštų nulis ir panašiai. Visa tai sightmarkas man jau daug metų, kaip sakant, patenkina mano poreikius, todėl jokių problemų ir jokio skirtumo šiuo atveju aš nematau. 6 klausimas. Prieš 6 klausimą aš norėčiau jūsų paprašyti, jeigu jūs jau iki čia pasižiūrėjote, paspauskite laiką, parašykite komentarą, man tikrai tai yra svarbu, nes aš galiu susidaryti įspūdį, kiek žmonių yra įdomu tai, ką aš pasakoju. Taigi, 6 klausimas. Ar esi važiavęs į svarbias varžybas sirgdamas, tai yra su temperatūra ar su kokia trauma, raumens uždegimu, tai yra su fiziniais skausmais. Visa tai, kas išvardinta, tikriausiai ne, bet pirma mintis, kurią aš prisimenu, tai yra berods 2019 metų Estijos lygiavamzdžių čempionatas, kai aš iš vakaro Estijoje apsinuodijau maistu. Visas procesas per naktį iki varžybų nebuvo lengvas ir aš praleidau tarp pratimų laiką tualete. Paradoksas yra tai, kad aš laimėjau tas varžybas ir greičiausiai dėl to, vėlgi sužaidė psichologiniai faktoriai, nes tu galvoji ne kaip geriau sušaudyti varžybos, o tu galvoji kaip išgyventi jas. Kokią pamoką aš iš to išmokau? Nuo to laiko, jeigu aš važiuoju parai 2 į varžybas kažkur tai užsienyje, aš dažniausiai vežuosi savo maistą, tai dažniausiai kažkokį lengvą maistą, kuris yra lengvai pagaminamas ir kuris man yra patikrintas ir patikimas. 7 klausimas. Daug šaudai. Ar buvo kad nors problemų su reloadais, squibload ir panašiai, kaip išsisprendė? Tai dėl teisybės turiu pasakyti, kad 11 metų nesu pirkęs šovinių. Visus tos 11 metų šaudau gamykliniais šoviniais. Reloadus esu naudojęs kažkada tai karjeros pradžioje ir prisimenu vieną istoriją, kai prieš Lietuvos čempionatą, nepasakysiu kurių metų, nusipirkau reloadų ir vakare sulaukiau skambučio jau prieš varžybas, kad greičiausiai jie nepraeina galios faktoriaus. Teko pirkti gamyklinius šovinius ir dalyvauti varžybose su jais. Tai va taip išsisprendė ta problema. 8 klausimas. Kas tavo manimu labiau tiktų kariuomenės ar teisėsaugos pareigūnams, į DPA ar į PS formuoti pamatiniams įgūdžiams? Tai kas labiau tiktų kariuomeniai ar pareigūnams, žino kariuomenė ir pareigūnai. Aš nesu nei viena, nei kita. Bet aš labai gerai atsimenu savo 2018 metų postą į PS prieš DPA, kuris sulaukė begalės dėmesio, begalės komentarų, tuo tarpu ir iš policijos, ir iš kariuomenės atstovų. Ten aš kalbėjau apie tai, būtent, kas labiau tinka pradedančiajam. Jaučiau tada, kad aš galiu sau leisti tai parašyti, todėl kad aš buvau šaudęs į PS varžybose jau daug metų, ir į DPA šaudžiau 2016-2018 metais. Per tuos kelis metus aš laimėjau 2 Lietuvos čempionatus. Taigi, nuo to laiko mano nuomonė nelabai pasikeitė. Tai aš manau, kad pradedančiajam, tai yra būtent įgūdžių formavimui, labiau tinka IPSC. Paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad mes ten šaudome freestyle. Tai yra už tai, kad tu šaudysi tiesiog pratimą, kad ir taktiškai neteisingai, tu nebūsi už tai baudžiamas. Tu gali orientuotis būtent į šaudymo techniką, į atlikimą ir panašiai. Tuo tarpu į DPA tu turi ne tik tai šaudyti,
Tu turi slėptis už priedangos, tu turi pasirinkti teisingą taikinių seką ir nepatyrusiam sportininkui tai sukelia papildomų, sakykime, keblumų ar sunkumų. Kalbant apie bendrą pasaulinę tendencijas, atsižvelgiant į tai, kiek, čia ne tik kalbu apie Lietuvą, kalbu ir apie Europą ir ypač apie JAV, kiek IPSC arba USPSA varžybose dalyvauja pareigūnų, kariuomenės atstovų, turi komandą savo ir panašiai, man atrodo, kad tai kalba už save ir atsako į šį klausimą. 9 klausimas. Ką manai apie PCLS formatą? Tai yra Practical Competition Shooting League. Tai aš manau, kad tai yra dar viena alternatyva tam pačiam IPSC ar Amerikoje USPSA, įtraukiant daugiau negu vieną ginklą. Apie tai vėlgi aš turiu savo požiūrį. Jeigu jūs šaudote vienu ginklu, tai čia yra kaip valstybinis ir mokyklinis egzaminas. Jūs šaudot vienu ginklu, jūs laikote mokyklinį egzaminą, jūs gaunate 10, jūs esate šaunuolis. Jeigu jūs šaudote 2 ginklais, jūs laikote valstybinį egzaminą ir jeigu jūs gaunate 1% iš valstybinio egzamino, tai yra daugiau negu 10 mokykliniame egzamine. Tai čia lygiai tas pats. Jeigu yra, tarkim, formatas, kur tu šaudai 2 ginklais, aš žinau, kad jie liktais planuoja padaryti ir 3 ginklus, tai yra tiesiog kitas lygis. Tai aš esu už bet kokias alternatyvas, už bet kokias disciplinas, kurios tobulina žmonių, sportininkų įgūdžius. 10 klausimas, paskutinis šiame epizode, bet jau reikės pradėti rašinėti ir dar vieną epizodą, nes klausimų liko. Taigi 10 klausimas, kas iš Lietuvos šaulių tave labiausiai įkvėpė ir davė didžiausią postumį kažkuriuo metu? Vardu pavardę aš įvardinti negaliu, bet kiekvienam mano karjeros etape aš labai buvau artimas savo matematiniam skaičiavimam. Tai yra, jau pačioj pradžioj aš atsirinkdavau sportininkus, kurie yra šiek tiek už mane aukščiau ir stengdavausi juos apšaudyti. Tas pats galioja ir kiekvienom level 3 varžybom, kiekvienam reitingui ir panašiai. Taip, žingsnis po žingsnio tikrai buvo žmonių, kuriuos aš vijausi, pasivydavau, aplenkdavau ir tada vėl susigalvodavau savo naują iššūkį. Vėlgi, statistika, matematika, atsirenki žmonės, tai neabejotinai tai yra žmonės, kurie įtakojo, sakykime taip, mano šaudimą ir mano karjerą. Būtų galima, aišku, šiai dienai paminėti, tarkim, Vitalijų raiflistą, Aleksandrą. Tai yra žmonės, Žydrūną tą patį. Tai yra žmonės, su kuriais mes dalinamės tą visą sceną, sakykime, aukščiausiose vietose Lietuvoje, jau nemažai metų. Mes ten galim vieni kitus mėgt, nemėgt, bet tai yra žmonės, kurie motyvuoja laimėdami prieš mane, motyvuoja nusipirkdami ten tos visus tuninguotus ginklus. Tai padaro, įprasmina galbūt mano pasirodymus Lietuvoje ir tuo pačiu motyvuoja mane daugiau treniruotis, stengtis, kompensuoti savo trūkumus. Taigi, dar vienas epizodas, man atrodo, pavyko. Dar kartelį ačiū jums visiems, kas pasižiūrite, kas paspaudžiate laiką, parašote komentarą. Man smagu yra, kad yra žmonių, kuriems tai yra įdomu, su kuriais aš galiu pasidalinti savo patirtimi, galbūt netgi būti naudingas kažkam, tai kažkokį tai naudingą patarimą duoti. Tai vėlgi, sekantis epizodas kitas epizodas bus jau neužilgo, manau, neužilgo, tai savaitę, galbūt 2, nes klausimų dar yra likę, juos aš planuoju atsakyti, epizodą įrašysiu. Ir jau greitai susimatysime kitame epizode ir jau bus su naujais marškinėliais. Iki.